Palapinė buvo perpjauta iš vidaus. Nuo jos vedė 9 žmonių pėdsakai. Basomis, tik su kojinėmis, vienas jų avėjo tik vieną batą. Jie bėgo į -30 laipsnių tamsą ir nė vienas negrįžo. Po kelių savaičių jų kūnai buvo rasti išsibarstę kalno šlaite, kai kurie sukaustyti ledą. Vienai trūko liežuvio, kito šonkauliai buvo sutraiškyti, lyg jį būtų pervažiavęs sunkvežimis. Bet kraujo nebuvo, nei pėdsakų, tik tyla. Tai nebuvo paprasta nelaimė. Tikrai ne tai, ką jie būtų galėję išgyventi. Tai istorija apie tai, kas nutiko, kai 10 jaunų keliautojų dingo Uralo kalnuose ir tapo paslaptimi, kurią Sovietų sąjunga bandė palaidoti. 1959 metai, sausio 27 diena. Sniegas girgžda po jų batais. 10 keliautojų eina vienas paskui kitą per mišką. Kvėpavimus virsta garų šaltame ore. Jie ką tik paliko 41-ąją gyvenvietę, miško kirtimo bazę, kur praleido naktį su geologais ir miškininkais. Dar vakar karšta arbata, juokeliai, naktis šilumoje. Dabar vėl sniege. Priekyje antrasis šiaurinis. Apleista darbo stovykla, paslėpta po šalčiu ir tyla. Ją pasieks tik sutemus. Kol kas jie tyliai stumėsi pirmyn slidėmis. Vėjas melkėsi pro drabužių sluoksnius, tarsi adatos, nešdamas su savimi aštrų pušų kvapą ir kažką senesnio, laukinės tylos, dar neliestos žmogaus. Nors apsivinioja vilna, drobe ir veltiniu, kiekvienas vis tiek savaip atpažįstamas. Zina, ta, kuri net eidama rašo užrašų knygelėje. Diatlovas, jau 5 kartą per valandą tikrina žemėlapį. Jurijus Krivoniščenka vis dar traukia armonikėlę, nors niekas jos nenori girdėti. Yra net dar 2 Jurijai. Judinas, kuris jau šiek tiek šlubuoja, ir Dorošenka, tylus, bet stiprus. Tas, kuris pirmas pultų ginti, jei prireiktų. Aleksandras Kolevatovas, ramus, susikaupęs. Kalba mažai, bet kai kalba visi klausosi. Semionas Zolotarevas elgėsi kaip kareivis, nes toks ir buvo. Tibo tyli, bet juda užtikrintai, buvęs sportininkas. Rustiomas pliaukščiai per šlaunis, kad nesušaltų. Liuda eina nuleidusi galvą, šaliku apsigobusi akis. Bet niekas nesiskundžia. Dar ne. Jie ne tik keliautojai, jie draugai. Jie eina šiaurėn, link Torten kalno, kurio pavadinimas vietinė mansių kalba reiškia neik ten. Tai treniruočių žygis, sertifikatas jau beveik ranka pasiekiamas. Jei įveiks trasą, gaus 3 laipsnio keliautojų kvalifikaciją, aukščiausia Sovietų sąjungoje. Jie eina per sniegą, miškus ir ledines perėjas. Kiekvienas žingsnis apgalvotas. Jų dienoraštyje tą dieną rašoma. Orai geri, vėjas nestiprus, jaučiamės puikiai. Antrąją šiaurinę gyvenvietę jie pasieks vėlai vakare. Tamsoje liks tik slidžių pėdsakai, arkliai su įranga jau bus nuėję į priekį. Takas baigsis ten, o rytoj prasidės tikroji kelionė. 1959 m. sausio 28 diena. Ryte krosnis barake dar silpnai rusena. Apleista gyvenvietė skendi tyloje, tik vėjas barškina skardinius stogus, o nuo šalčio sukaustytas medinės sienos tyliai girgžda. Keliautojai pakuojasi lėtai, ruošiasi žygiui gilyn į kalnus. Tirpina sniegą arbatai, rūšiuoja maistą, tikrina slidžių dirželius. Bet vienas iš jų nesiruošia. Judinas lieka. Vėl sąnariai. Nuo šalčio dar blogiau. Jis bando tai slėpti, bet Diatlovas tai mato. Jie kalbasi tyliai prie krosnies. Zina apkabina kiek ilgiau nei kitus. Tada apsisuka ir dingsta tarp medžių. Skausmas, kaip pasirodys vėliau, jam išgelbėjo gyvybę. Likę ilgai nedvejoja. Iki pavakarės jie vėl kelyje. Keliauja slidėmis į šiaurę, palei užšalusią upę. Kuprinės sunkios, dangus pamažu pilksta iki geležies spalvos. Priekyje tik miškai. Jokių pastatų, jokių kelių, įveikia kelis kilometrus ir sustoja. Jokių gyvenviečių. Tik šlaitas, laukymai ir vėjas. Pirmą kartą pastato palapinę. Sniegas stipriai suspaustas, krosnis surinkta. Palapinė šonai
plazda nuo netikėtų vėjų gūsių. Viduje ankšta, bet dabar tai jų namai. Vakarienė greita, duona, arbata, truputis konservų. Ginčijasi, kas kur miegos. Ta naktis yra jų pirmoji nakvynė gamtoje. 1959 m. sausio 30 d. jie paliko paskutinės apgyvendintas vietas. Takas susiaurėjo, aplink tik miškas, jokių laukimių, jokių kelių, tik slidžių girgždesys per sukietėjusį sniegą ir tylus, nesiliaujantis Auspijos upės šnabždesys kažkur netoliese. Ta vakarą jie įsikuria mažame miškelėje prie upės vingio, kur tankus medžiai leidžia prisikirsti malkų. Laužas spraksi, krosnis šildo geriau nei turėtų. Zina rašo. Su Jurka kalbėjom apie praeitį, kol pjovė malkas. Jis toks mergišius. Krivoniščenka nusišypso, kai jį garsiai tai perskaito. Kažkas ją paerzina, ji meta saują sniego. Oras dar šaltesnis, bet jiems nerūpi. Ramu, giliai ramu. Tokia tyla, kur spaudžia iš vidaus. Jie greitai pavalgę susispiečia prie krosnies ir dalyjasi šokoladu iš sulamdyto skardinio indelio. Tai jau antra naktis be judino. Rytą jie keliasi anksti. Auspija beveik visai užšalusi, bet rami. Ledo užtvaros ir įtrūkimai priverčia jos pasukti giliau į mišką. Jie seka senu Mansių taku, matomu tik atkarpomis. Elnių pėdsakai, įbrėžimai medžiuose, keisti ženklai, sukryžiuotos strėlės, spiralės. Grupės dienoraštyje rašoma. Radome Mansių paliktus ženklus. Niekas nežino, ką jie reiškia. Bet buvo palikti su tikslu. Kažkas čia ėjo visai neseniai. Tačiau grupė neužsibūna. Vėliau jie įsikuria lygioje vietoje netoli upės. Ta naktį jie užmiega, klausydamiesi kaip vėjas šniukšda pušyse. Bet ne visi užmiega ramiai. 1959 m. sausio 31 diena. Jie pasiekė tamsią medžių liniją prieš atsiveriant Kolat Siakl šlaitui. Auspijos upė lieka už nugaros. Šiaurės rytuose jų tikslas – Otortino kalnas. Jo dar nesimato. Pirmiausia, reikia kirsti perėją. Prieš kylant aukštyn, jie sustoja pasiruošti grįžimui. Išsikasa atsargų slėptuvę. Papildomas maistas, sausi rūbai, akumuliatorius. Zolotariovas tai užkasa po eglių šakomis, tiksliai kaip kareivis. Visi pasirašo žurnale. Zina rašo. Esame pasiruošę paskutiniam šturmui. Diatlovas pajuokauja, kad grįš laiku blynams. Niekas nesijuokia. Tada jie užsimeta kuprines ir pradeda kilti. 1959 m. vasario 1 diena. Jie pasiekė atvirą Kolat Siakl šlaitą, likus vos akimirkai iki sutemų. Dabar jau aukštai, apie 1070 metrų virš jūros lygio, rytinėje kalno pusėje. Iš tiesų jie turėjo apsistoti žemiau, miške, apsaugoti nuo vėjo, bet prarado laiką ir matomumą. Šlaitas buvo arčiau, todėl sustojo. Be priedangos, be apsaugos, tik sniegas, vėjas ir atviras dangus. Palapinę pasistatė rytinėme kalno šlaite, 300 metrų virš medžių linijos. Jie ją pastato kreivai, tvirtina jas slidėmis. Vis juda greitai, pirštai sustingę. Viduje ankšta. 9 kūnai vienoje drobinėje artmėje, be erdvės kvėpuoti. Batai nusiauti, kuprinės suspaustos. Krosnis švyti kelias minutės, vos tiek, kad sušiltų pirštai. Tada užgęsta. Atidaro konservuotą mėsą. Kietą duoną, kažkas randa šokolado gabalėlį ir jį padalina. Zolotariovas niekaip nepaleidžia savo fotoaparato. Blyksi blykstė, nors niekas nebenori nuotraukų. Zina piktinasi, meta į pirštinę. Jis pasilenkia ir vis tiek spusteli dar vieną kadrą. Trumpam pasidaro šilta, bet neilgam. Jie kalbasi, juokauja, drebėdami glaudžiasi. Tada užmiega. Viduje gęsta paskutinė šviesa, o kalnas laukia. 1959 m. vasario 26 diena. Sraigtasparnis skrenda žemai virš šlaito. Balta ant balto.
Sniegas susilieja su debesimis. Kalnas nyksta į dangų. Ir tada blyksnis spalvos. Drobinis audinys, pusiau pradingęs po sniegu. Jaunas paieškos dalyvis pirmasis pasiekė vietą. Jis klaupėsi šalia suplėšyto audinio. Iš pradžių atrodo, kad palapinė tiesiog sugriuvo. Tada pamato pjūvį, švarų iš vidaus. Palapinė vis dar pritvirtinta, batai išrikiuoti prie įėjimo. Striukės sudėtos, užrašų knygutės, fotoaparatai, maistas išdėliotas taip, lyg jie būtų ketinę tuoj grįžti. Bet jie negrįžo. Jokių kūnų, jokio kraujo, tik pėdsakai. Pasomis, su kojinėmis, vienas pėdsakas tik su vienu batu. Jie veda tolyn nuo palapinės. Ramus žingsnis, tiesia linija. Ne panika. Ir tada nieko. Pėdsakai dingsta sniege. 9 žmonės išėjo į pūgą, esant žemiau nulio. Basomis, beveik be drabužių. Ir dingo. Paieškos dalyvis stovi, žiūrėdamas į baltą tuštumą. Jis nieko nesako. Nėra ką sakyti. Audra jau buvo praėjusi, bet niekas negrįžo. 1959 m. vasario 27, kovo 5 diena. Paieškos dalyvis rankomis praskleidžia šakas. Sustingsta. Pirmiausia, kvapas. Šaltas dūmas ir kažkas negero. Tada jis pamato, apdegusi žemę. Po senos pušies šakomis 2 kūnai. Tovošenka ir Krivoniščenka, susirietę prie židinių liekanų. Nudegusi oda, pirštai nuogi šaltyje, tik apatimi drabužiai. Vienas jų įsikandė savo į ranką. Giliai. Virš jų medžio žievė nuplėšta. Šakos nulaužytos 4 metrų aukštyje. Kažkas lipo, o gal bandė. Dar aukščiau žievė apdegusi, tarsi ten būtų liepsnojo karščiau, nei leido jų laužas. Bet ugnies šaltinio nėra, tik aprūkęs medis. Po to randa Djatlova. Veidu į sniegą, sugniaužtais kumščiais. Jis laikė mažą beržo šakelę, tvirtai, lyg būtų siekęs kažko, arba norėjęs paleisti. Vėliau Kolmogorovą, sustingę pirštai, ištiesti į tuštumą. Rankoje rašiklis, be užrašų knygutės, be paviršiaus, tik rašiklis. Paskui Slobodinas, jo kaukolė įskilusi. Ne tiek, kad mirtum iš karto, tiek, kad griūtum. Kūnai išsibarstė, tarsi būtų griuvę po vieną, bandydami grįžti. Visi veidais į kalną. Visi ėjo atgal link palapinės, bet ne vienas jos nepasiekė. 1959 m. gegužės 4 diena. Paskutinius 4 randa giliau, griovio dugne, po 4 metrais suplūkto sniego, tarsi kažkas būtų jį ant jų užklojęs. Gelbėtojai kasa toliau. Sniegas, ledas, audinys, kūnas. Zolotaryovas veidu į sniegą, krūtinė sutraiškyta. Fotoaparatas vis dar ant kaklo. Ne tas, kurį naudoja žygio pradžioje. Kitas. Kodėl? Niekas nežino. Kišenėje dar viena užrašų knygelė, į kurie puslapiai išplėšti. Tibo kaukolė, giliai įskilusi. Kolevatovo kaklas išsuktas nenatūraliai. O dubinina, šonkauliai sutraiškyti, liežuvis dingęs, akis taip pat. Bet kraujo nėra, jokių išorinių žaizdų. Visa žala viduje. Tarsi jos būtų trenkęs kažkas milžiniško ir nematomo. Kai kurie vilkėjo kitų drabužius. Zolotaryovas buvo prišiosios kojas svetimomis kelnėmis. Kažkas mąstė aiškiai, bet niekas neišsigelbėjo. 1959 m. gegužę. Sovietų tyrimas truko 3 mėnesius. Paieškos grupės, teismo medikai, karininkai. Visi bandė suprasti, kas nutiko ant to kalno, bet galutinė ataskaita nieko nepaaiškino. Ne vieno įtariamojo, ne lavina, ne nusikaltimas. Tik viena eilutė. Stipri gamtinė jėga. Ką tai išvis reiškia? Byla uždaroma, dokumentai užantspauduoti. Iš pradžių tyrėjai įtarė vietinės Mansi gentis. Jie buvo kitokie, paslaptingi, patogu kaltinti.
Bet jokių kovos ženklų, jokio motyvo. Ir ieškoti padėjo būtent jie. Šeimoms liepė susitaikyti ir tylėti. Bet klausimai liko. Kodėl sužalojimai buvo tokie žiaurūs, bet iš išorės beveik nematomi? Kodėl palikti laužą ir pastogę, kad sušaltum tamsoje? Kaip galima sutraiškyti krūtinės ląstą nepažeidus odos? Kodėl Diatlovas, tas, kuris niekada nepaleisdavo žemėlapio, mirė veidu į palapinę? Kodėl Zina, visada ėjusi priekyje, sukrido likus tik 600 žingsnių nuo stovyklos? Tyrėjai tikėjo, kad jie žuvo vasario 2 naktį. Vos keliomis valandomis vėliau po juoko, vos viena diena po paskutinio pakilimo. Nuo 1960 iki šiandienos visi turi savo versiją. Vieniems – lavina. 2021 metais 2 Šveicarijos mokslininkai paskelbė tyrimą mokslinėme žurnale. Jie pasiūlė, kad tai galėjo būti lavina, neįprasta griūtis, o pavojinga sniego plokštė, susiformavusi virš jų stovyklos dėl vėjo ir šlaito formos. Po kelių valandų svoris neatlaikė. Tvirtinta, kad jie išgirdo sniegą slenkant, kad juos apėmė panika, bet išpjovė palapinę iš vidaus, puolė bėgti pusnogiai, bosomis, į naktį, kur -30 laipsnių. Bet kodėl pėdsakai buvo ramus, išmatuoti, ėjimų, nebėgimo? Jie bėgo nuo lavinos, kodėl nebėgo? Kiti sako, kad tai buvo infragarsas, vėjas, virpantis tarp kalnų tam tikrų dažnių, pakankamai žemų, kad sukeltų pykinimą, galvos svaigimą, neaprėpiami beprotišką siaubą. Sutrikę, jie pasišalina į sniegą, bėgdami ne nuo kažko išorėje, o nuo siaubo savo viduje. Galbūt, bet baimė netraiško kaukulių. Ji nelaužo šonkulių be jokios žymės. Yra versija apie karinius bandymus, aviacinės bombas, garso ginklai. Kai kurie sako, kad jie atsidūrė ne vietoje, ne laiku. Liudininkai teigia danguje regėję šviesas, oranžinės, tyliai sklendžiančios pro debesis. Paskutinė nuotrauka viename iš juostelių – šviesos ir judesio susiliejimas. Kai kas sako, tai ugnies kamuolys, kiti, kad fotoaparato klaida. Bet nebuvo jokių sprogimo žymių, jokių oficialių įrašų, tik tyla. Dar keisčiau, kai kurie dabar tiki, kad Zolotariovas nebuvo jo tikras vardas, o 10-mečių atlikti DNR tyrimai sukėlė klausimų. Kas jis buvo ir kodėl iš tikrųjų ten buvo? Kad jis buvo tikroji priežastis, kodėl byla buvo užanspauduota. Palaidota giliau nei sniegas. Kai jų drabužiai buvo ištirti, paaiškėjo keistas dalykas – radiacija. Ne visur, tik kai kur, bet pakankamai, kad kiltų klausimų. Tibo dirbo slaptame objekte. Zolotariovas buvo buvęs karininkas. Gal jie atsinešė tai su savimi, o gal tai atėjo iš kažkur kitur. Bet teorijos nepalaidojo 9 kūnų. Ir ne viena iš jų nepaaiškina, kodėl viskas nutiko taip. 9 patyrę keliautojai išsikirto iš savo palapinės, išėjo į -30 laipsnių speigą. Paliko ugnį, paliko drabužius ir mirė po vieną sniege. Nė vienas nebegrįžo atgal. Šiandien palapinės nebėra. Tako taip pat. Šlaitą vėl užklojo sniegas. Liko tik vėjas, šnabždantis virš Kalatsjakal kalną. Mirusiųjų kalną. Jų vardai dabar iškalti akmenyje. Jų veidai sustingė nuotraukose. Besijuokiantis, jauni, paprasti. Niekas nežino, kodėl jie perkirto palapinę. Jurijus Judinas išgyveno. Likusį gyvenimą jis ieškojo atsakymą. Ne į klausimą, kodėl tai įvyko, o kodėl jis netapo 10-uoju. Šlaitas, kuriame jie mirė, dabar turi pavadinimą. Ne tą, kuris buvo senose Mansi žemėlapiuose. Dabar jis vadinamas Diatlovo perėja. Ne todėl, kad jie ten ėjo, o todėl, kad jie ten sustojo. Diatlovo perėjos incidentas iki šiol nėra pilnai išaiškintas. Bet jei manote, kad žinote, kas nutiko tame kalne, parašykite komentaruose. Prenumeruokite. Daugiau istorijų, kurių istorija taip ir neužbaigė.